Sveiki gyvi, su jumis sveikinasi laida Renkuosi knygą ir aš Audrius Ožalas. Šiandien laidoje pažintis su Kipro literatūra. Esu tikras, kad daugelis apie Kipro literatūrą žinote labai nedaug. Ir ši knyga yra puikiai proga su ją susipažinti. Pakalbėsiu apie rašytoją iš Kipro Mirto Azina Chronidi ir jos knygą Išbandymas. Šią knygą į lietuvių kalbą vertė Dalia Staponkutė, kuri beje lietuvių skaitytojams yra puikiai žinoma ir dėl savo pačios kūrinių, kad ir puikaus esė rinkinio Iš dviejų renkuosi trečią. Mirta Azina Chronidi yra gerai žinoma Kipro autorė. Rašymą ji derina su savo pagrindinė profesija. Ji dirba šeimos gydytoja. Dar mokykloje ji pradėjo rašyti eilėraščius ir apsakymus. Kai ji išleidė savo pirmąją knygą, jai buvo tik 15 metų. Šiuo metu ji yra 4 knygų autorė. 1974 dienoraštis, Patologija, Rachelė ir Išbandymas. Būtent už pastarąją knygą, kuri pasirodė 2010 metais, o dabar išversta į lietuvių kalbą, jai buvo įteikta ES literatūros premija. Autorė sulaukė dėmesio ne tik Kipre, bet ir kitose Europos šalise. Ji giriama už pasakojimo formų paieškas, už tai, kad bando naujus išraiškos būdus. To gali įstikinti ir skaitytojai, paimsintis į rankas šią knygą Išbandymas. Tai knyga, kurioje persipina įvairiausi stiliai, pasakojimo tempai ir nuotaikos. Tai knyga eksperimentas, kuri apibūdinama kaip erotiškos meilės ir sielos studija. Realistinis pasakojimas čia supinamas su sapnais, tekstas keliauja įvairiomis kryptimis. Tai dviejų žmonių, vyro ir moters bandymas nagrinėti seksualumą, savo santykius, rašyti apie meilę. Tai istorijų, kurios gali iš pirmo žvilgsnio atrodyti nesusijusios, tačiau iš tiesų subtiliai poetiškai susietos bendros temos pynė. Tiesa, ne visos iš šių istorijų skaitytojų gali atrodyti aiškios, kai kurių prasmė yra gerokai užslėpta, ne visas alegorijas yra lengva išgliaudyti. Na, ko gero geriausiai apie šią knygą gali pasakyti pati vertėja Dalia Staponkutė. Štai ką jis sako apie šią knygą. Išbandymas žaismingas literatūrinis eksperimentas, ieškantis amžino atsakymo, kokia sąsaja tarp kūniškos ir sielos meilės. Du knygos herojai, ji ir jis, nusprendžia tai išbandyti, leisdamiesi į žaidimą. Iš vienos pusės moteris, nuolatos siekianti laisvės ir tobulybės, iš kitos vyras, išmintingas sokratiškas herojus, gyventis pagal principą, žinau, kad nieko nežinau. Jie dalyvauja žaidime kaip lygus. Susilaikę nuo kūniškų santykių, jie pradeda rašyti, stebėdami, kas iš to išeis. Mylinti pora, pasitelkusi literatūrą, mokosi persikūnyti į kitą, matyti save kaip kitą. Autorė bando austi tekstą iš pasakojimo ir pasakos, esė ir savirefleksijos, miniatiūros ir epigramos. Todėl knyga netelpa į jokį tradicinį prozo žanrą. Vis dėlto svarbiausia tekste pauzė ir nutilėjimas. Tarp dviejų tolygių mylimųjų, tarp dukters ir anksti mirusios mamos, tarp okupuoto ir laisvo Kipro, tarp skirtingų kultūrų ir tikėjimų, Europos šiaurės ir pietų. Visą tai paverčia knygą labai kiprietišką ir sykiu neopostmodernistinę. Taip apie Mirto Azina Chronidi knygą Išbandymas sakė jos vertėja Dalia Staponkutė. Taip, tai knyga eksperimentas ieškanti netradicinio smarkiai kitokio skaitinio ir tai kūrinys, kuris turėtų sudominti žmonės, kuriems literatūroje svarbiausia yra naujovės, svarbiausia išraiškos formos ir tai, kad autoriai jose ieško kažko savito ir visiškai nepatirto. Tiek šį kartą laidoje Renkuosi knygą, su jumis kaip visuomet buvau aš, Audrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių.